Sveiki. Šiandien atvažiavom į naujai statomą rajoną apžiūrėti mūsų kliento sipinį namą. Tai rajonas yra didelis, namų yra krūva. Galimai jūs, matydami, ką mes čia filmuojam, galėsite identifikuoti, kuris namas yra sipinis, kuris yra nesipinis. Tai matot daug skirtingų namų, pabandykite atspėti, kuris iš jų yra sipinis. Taip. Kadangi mes sustojam prie šito namą, tai greičiausiai pagalvojot, kad jis yra sipinis. Ne, sipinis namas iš tikrųjų yra va šitas. Ir kom skiriasi išoriškai sipinis namas nuo visų kitų. Ar jis būtų karkasinis, ar jis būtų monolitinis, ar jis būtų blokinis, niekom. Iš tikrųjų išorė yra visiškai vienoda kaip ir apdaila. Tai čia yra, mes palėtėm dabar dar vieną tokį dalyką, kad žmonės kartais galvoja, kad jeigu namas yra sipinis, tai jis turi būti pigesnis. Pigesnė gali būti tik tai konstrukcinė dalis. Jinai tikrai yra pigesnė, jinai ten turi savo daug pliusų, o apie tos pliusus mes jau tikrai šiandien nekalbėsim. Bet jeigu papasakoti dar truputį daugiau, tai sakykime, valymą įrengimą jūs turėsit tokį pat. Išorės apdailą jūs turėsit tokią pat. Stogą jūs turėsit, stogo dangą jūs turėsit tokią pat. Langus jūs įstatysit tokius pat. Gipso kartono, dažymą, grindis jūs turėsit tokias pat. Todėl noriu pabrėžti, kad sipinis namas gali būti pigesnis tik tais, jeigu mes skaičiuojam konstrukcinę dalį. Visos kitos dalys yra vienodas, nesvarbu, koks yra namas. O dabar mes galim jau eiti apžiūrėti to mūsų namo išorės, o paskui dar ateisim į vidų. Taip, atėjom mes jau apžiūrėti namo iš išorės. Jis kom skiriasi nuo kitų namų, kad iš esmės šitas namas yra du namai. Du namai tai yra dvi pastato dalis. Viena dalis yra skirta bendriniam naudojimui, o kita dalis yra miegamoji dalis. Mūsų svetainėje sipsip.lt tai yra Olkas Premium. Aišku, klientas čia truputį dar patobulina savo nuožiūrą šitą namą. Taip, dabar mes priėjom prie, mano nuomonė, vasarą gražiausias dalies namo, tai yra terasa. Terasa tikrai čia yra nemaža, bet pagrindinis pliusas šitos terasos, jinai turi stogą. Tai yra tikrai labai patogu vasarą, net jeigu kaip lyja, labai jauku išeiti, yra apšvietimas terasos ir man šiaip tiesiog vasaros praleidimo vieta čia yra nuostabi. Dabar mes atėjom papasakoti apie fasadus. Namas susideda iš dviejų dalių. Lygiai taip pat namas turi ir du skirtingus fasadus. Dalis, kurioje žmonės praleis daugiau laiko išoriai, tai yra terasoje, jinai padaryta su jaukesniu mediniu fasadu. Mediena čia buvo naudojama termomediena, jinai čia yra nuolivuota, kad įgautų tą spalvą, kurią jūs matot. Ir alyvavimą reikės kartuoti, priklausomai nuo gamintojo, kas 3, kas 5 metus. Kita dalis yra mūsų standartinis tinkas. Baltos spalvą vėlgi galim užsirinkti kiekvienas pats savo kokią nori ir šiuo atveju buvo pasirinkta balta spalva. Iš pat pradžių užsakovas žinojo, kad jisai įrenginės saulės baterijos. Šituo atveju buvo papildomas pastiprintas stogas, buvo padarytas papildomas medinės konstrukcijos, stogas buvo padarytas daug stipresnis ir šiuo metu jau ten yra įrengtos saulės baterijos. Taip, dabar mes patekam į vidų ir už ką esam labai dėkingi savo klientam, kur leido truputį įsiskverbti į jų privatų gyvenimą. Ir mes dabar esam toj namo daly, kuri yra miegamųjų dalis. Ir čia yra 3 miegamieji, čia yra 2 dušai, 2 tualetai, katilinė. Ir giliau mes tikrai negalime eiti, bet bendrą vaizdą, kaip tai atrodo tik užėjus, jūs galite pamatyti. Ir dabar mes einam į šito namo, mano nuomonė, gražiausią dalį, tai yra didžiulė svetainė. Didžiulė svetainė su dideliais langais, su labai aukštom lubom, kas buvo papildoma jau, sakykime, suprojektuota. Ir čia gyvena šeima su 3 vaikais. Tai vat, tokios didelės
erdvės užtenka, kad jie galėtų čia ir pietauti, ir vakarieniauti, ir žiūrėti televizorių, ir kartu leisti laiką. Tai, kaip matote, apdailas pasirinktas su pasteliniam spalvom, skandinaviška viskas stiliaus čia taip jau padaryta. Ir mano nuomonė čia yra geriausia namo vieta.